šitam klausime jau... Jūs nusijuokėt kaip Navalno žmona panašiai. Tai. Šitam klausime suformuluotas jau, ar ne, verdiktas, sprendimas, galutinis sprendimas jau suformuluotas. Žmogus, aš nesakau, kad sąmoningai ar ne jisai užda, bet pasiklausęs, ką mūsų melo agentūros pasakoja, jisai pagal tą patį kontekstą suformuoja žodžius. Mano brolis Rupus Miltai paėmė ir numirė per 5 minutės. Per 5 minutės paėmė ir numirė. Per 3 minutės numirė. Problemų su nieko neturėjo. Kraujospūdis vos ten vaistus pagerdavo. Tai ką aš dabar turiu sakyti, kad nužudė mano brolį? Aš jau skaičiuoju metai ir 2 mėnesiai skirtumas, tai aš jau už jį kokius 2 metus ilgiau pragyvenau. Tai grįžtu atgal. Kai yra tiek streso, o neabejotinai streso, Navalnas kaip ligonis. Navalnas ligonis, kadangi mūsų kūnas ir kūnas reaguoja į psichologinius stresus. Tai šitokio streso ir ilgalaikio streso atvejais natūralu, kad organizmas sureaguoja ir natūralu, skrodimas parodys galutinius rezultatus, natūralu, kad gali ir įvykti miokardo infarktas, kuris įvyksta dėl to, kad koronaras būna susiaurėjęs ir staiga ant jo tada, minučių klausimas, pasidaro trombukas ant viršaus. Trombukas, visai kraujas toliau neteka ir tada širdis pradeda virpėti. Ne susitraukti šitaip, o virpėti. Kraujas neteka ir žmogus staiga numiršta. Arba kitas būdas, tada staigi mirtis be priežasties, tada insultas galvos smegenyse, bet ten mechanizmas vos kitoks būna, ar ne? Ir pagal kliniką galima atskirti. Tai grįžkim atgal. Teismo medicinos ekspertizė šitoj vietoj labai lengvai klausimus atsako. Jisai 2 dienos prieš taigi buvo susitikęs su savo advokatu. Toj vietoj, kur jisai kalėjo, su savo advokatu susitikęs. Tai aš kaip komentarą įrašiau, kai buvo nužudytas Amerikos prezidentas Kennedys, tai tada Kennedžio kūną netgi ginklu grasindami išsivežė į Vašingtoną, nors pagal valstijos reikalavimus, o valstijos yra atskiros šalis su savo įstatymais, Teksaso valstijos reikalavimais, jisai privalėjo būti skrodžiamas Teksaso valstijoje. Apsauga grasinant ginklu išsivežė prezidento kūną į Vašingtoną ir ten skrodimą atliko žmogus, kuris iki tol skrodimų neatlikdavo. Visur yra dokumentuota. Jo labai aukštos pareigos buvo, daug ten visokių regalijų, bet jis nedirbo praktikinio darbo. Vėliau prirašė, kiek daug klaidų skrodimo metu padaryta buvo. Elementarių klaidų, studentiškų, skrodžiant Amerikos prezidentą nužudytą, kai teismui tada neišeina įrodyti, iš kur ir kaip šauta. Navalno kūnas šiuo atveju, kiek parašė, yra dar neišskrostas, rezultato nežinoma, bet kai kas Lietuvoje jau galvoja, kad jis buvo nužudytas. Tai baigiau tą temą.